Mano džiaugsmo dėžutė vėl pas mane ir su dovanomis, kadangi dalyvau vienoje skatinimo programoje ir pasiekiau tam tikrą lygį, tai galėjau išsirinkti dovanas. Tai ką žiūrim, ką aš išsirinkau ir ką aš dar pasiėmiau sau. Taip. Tai labai gerai supakuota. Kaip čia visko. Taip, tai ką? Einam žiūrėti, nuo ko? Nuo dovanų. Dovanas gauti labai smagu. Tai štai, viena iš dovanų pasirinkau, tai yra jau mano pasakota, džiaugtasi, tai yra putos po deginimuose, tačiau jos tinka tiek vabzdžiam įkandus, tiek nudegus, pavyzdžiui, užsipilat karštą arbatą, tai nusiplikius, kaip sakoma, nuo alergijų, po skutimosi, depiliacijos, nuo dermatito. Taip pat deginatės, grįžtat namo ir pamaloninate kūno odą, veido odą, nes vis tiek nuo saulės spindulių mūsų oda sausėja. Tai štai šitos putos turėti namuose, aš jas nešiojuosi kuprinėje, nes negaliu žinoti, gal koks uodas man įkas ir man bus labai niežės. Tai štai dovana. Ir dar viena dovana, tai yra pasirinkau 913, tai toksai kaip kokoso kvapo, tai yra antispirantas, tai irgi skirtas nuo prakaitavimo. Va štai toks. Aš naudoju kitą, kaip sakau, pažastuką, bet šie irgi yra mylimi. Tai štai šitos dvi dovanos ir keliaujam tai, ką aš pasirinkau. Tai pasiėmiau, nes jau pasibaigė universalios drėgnos servetėlės, be kurių aš neįsivaizduoju savo gyvenimo, galima sakyti, nes jeigu kažkokia dėmė, man jos labai gerai pasitarnauja, aš tas dėmes išsivalau ir namus valausi, tiesiog pamiltos tiek mano, tiek ir klienčių. Ir dar pasiėmiau, tai pasiėmiau dar namų kvapą, Maldyvai, toksai saldesnis kvapas, kas mėgsta saldžius kvapus ir kuriems patinka, kad ne metus kvepėtų tas kvapas, tai šis Maldyvės namų kvapas su lasdelėmis patiks. Tai štai tokia mano džiaugsmo dėžutė su dovanomis ir produktais savo. Tad jeigu kažką pamatei, nori išbandyti, pavyzdžiui, putas, antispirantą nuo prakaito, namų kvapą ar drėgnas servetėlės, žinai, kur kreiptis.